nors svajojate pabūsti prie ežero, kurį supa Alpės, o aplink tyla, itališka kava ir jachtas tolumoje. Mes išvykome į Como ežerą, bet ne tik dėl Bellagio ir garsenybių vilų. Šį kartą kelionė kitaip, be minios, be triukšmo, bent jau mes tai planavome. Pati pradžia atrodė daug žadanti, nes apsistojome vietinėme miestelyje Mandelo del Lario, vietovėje, kurios dauguma turistų net nepastebi. Ramūs rytai, vietiniai žmonės, senos gatvelės ir tarptautinė miesto šventė. Miestelėje, kuriame mes apsistojame, pasirodo yra maisto šventė. Čia galima nusipirkti toks kaip festivalis, bet čia man taip atrodo vietiniams padarytas, vien tik tai vietiniai renkasi. Pavyzdžiui, ispanai pardavinėja paelą. Čia turbūt vietiniai italai visokias keptas žuvytės. Belgai pardavinėja belgišką alų. Brazilai. Prašau, kad mirguliuoja trupučiuką yra negeri nustatymai. Tai brazilai pardavinėja daug mėsos keptos. Korėjiečiai. Tikriausiai. Tai jų meniu. O čia jau vyksta tūsas po pietų. Įsigeria alutį, valgo, kas ką nori. Čia yra australai, bet jie dar nepasiruošę. Ir meksikiečiai, žinoma, kaip be meksikiečių virtuvė. Bet irgi dar ne kažką. Amerikiečiai kepa burgerį savo. Kumpiuko širšką. Čia bandelės, bandelytės. Nežinau, čia kažkokie rytietiški. Kieno čia ženklas bus šitos. Turbūt iš Italijos. Sicilija gal Sicilija šičia. Ką tas ženklas reiškia, ar žinote? Sicilija gal? Ir čia bus šitą imsim po to vėliau turbūt, kai valgysim. Aštunkojo burgeris. Bandelės kažkokios. Ir čia graikų matome. Skirelis. Čia irgi galbūt reikės užsukti. Skanus graikų maistas. Atvykom prie Como ežero ir vakar nuvarėm iki vieno iš pagrindinių Como ežero miestukų Varena vadinasi. Vos ne Varėna, Varena vadinasi. Ten nuvažiavome, aišku, labai daug žmonių, labai daug turistų. Visi tokie susirinkę instagraminiai, fotografuojasi tenai. Nuvažiavom su traukiniu. Čia pasibėjo, kad traukiniai atvažiuoja ne visada laiku. Tai pirmą traukinį į vieną pusę pasiėmėm. Net nespėjom susimokėti, nuvažiavom zuikiais. Grįžtant nusipirkom vieną traukinį, bet įlipom į kitą traukinį, nes tvarkaraščiai čia sunkiai su tvarkaraščiais susigaudyti. Dažniausiai traukiniai vėluoja, tai užsakai vieną, atvažiuoja kitas. Reikia įprasti turbūt. Tai mes pirmą dieną atvažiavę, dar ne visai įpratę. Tai galim sakyti, vakar 2 traukinius paėmėm zuikiais. Šiandieną už vieną traukinį susimokėjau, viskas normaliai, o grįžom irgi zuikiais, nes 5 minutės prieš jis jau, kaip sakant, nebegalima nusipirkti bilietų. Nors ir vėluoja traukinys, ten 15 minučių, vis tiek tu nenusipirksi. Tai dabar vėl nuvažiavom susimokėję į tą patį miestelį, o grįžom vėl zuikiais. Ir šiandien važiavome į tą miestelį dar kartą dėl to, nes norėjom kelti su keltu į kitą pagrindinį miestelį. Čia yra 3 tokie miesteliai, toks trikampis. Ir su mašina labai sudėtinga čia apvažinėti jos, nes reikia aplinkų visą ežerą važiuoti.
Tai norėjom keltą imti, tai eilės ten nežmoniškus. Pamačiau kokias eilės, atsakau, net nesistojom į eilę, valandos pusę tikrai nelauksiu čia. Kai atsigėrėm kavos, pasidėjom, pažiūrėjom, kaip kiti stovi tenai, apsisukom ir grįžom į savo miestelį. Pasirodo, iš mūsų miestelių irgi kelia keltas, tas pats keltas, kuris ir per Vareną tenai plaukia, tik tai jisai trupučiu ilgiau dar sustojinėja, tai pagalvojom, kodėlgi ne, pasiplaukėsim tų pačių po ežerą, nusikelsim, čia lengvai, čia eilių nėra, jau bilietus nusipirkom, tik tai bus bėda turbūt grįžti, šiek tiek irgi reikės pastovėti eilėse tenai, bet ir kur mes apsistojom šitame miestelė, ramus miestukas, labai mažai turistų, visai malonu čia vaikščioti palei ežerą, gali prieiti, viskas čia fan, tik kad nėra tokių gražių pastatų tenai, apsodinta su gėlėjom, taip gražiai nėra. Ką galima pamatyti tuose miesteliuose, 3 pagrindiniuose miesteliuose. Šio miestelio ramybė mums tikrai patiko, bet norėjusi patyrinėti ir labiau apžiūrėti šį garsųjį ežerą. Geriausias būdas tai padaryti yra iš vandens. Tik tada pamatai nuostabiausias ežero pakrantės, miestelius suspaustus tarp kalnų ir ežero, tik tada supranti, kaip žmonės šimtmečius čia gyveno, atskirti nuo pasaulio, bet kartu ir taip arti gamtos. Keltai čia jau naudojame apie 200 metų ir manau tas vaizdas iš ežero vidurio tikrai nepasikeitė per visus tuos metus. Žiūrint iš viršaus, ežeras yra apverstos į raidės formos. Ir dabar tampa visiškai aišku, kodėl keltai čia yra pats tinkamiausias keliavimo būdas, o per patį vidurį tik skirtingose ežero pusėse įsikūrė patys gražiausi miesteliai. Žinoma, jie ir populiariausi. Iš karto pajutome, kad apsistodami atokiau nuo šių miestelių padarėme gerą sprendimą. O mes plaukime tiesiai į patį žymiausią ežero miestelį Beladžio. Miestelį, kurį dažnai vadina Como perlu. Ir jis tiesiog gražus, su terasomis, laiptais, gėlėmis, spalvomis. Bet čia ir didžiausia žmonių banga. Viskas žavi, bet nepalieka vietos tylai. Už kiekvieno kampo eilės, žmonės, kameros. Net toks lengvas stresas paėmė pamačius eilės prie keltų. Pamanėme, ar spėsime grįžti atgal. Tačiau miesteliu pasidžiaugėme gana trumpai. Šokėme į keltą ir kėlėmės iki Varenos. O nuo čia jau traukinukas mus parveš iki mūsų miestelio, jeigu ką. Šis miestelis taip pat gražus, turi tokią pačią aurą kaip ir Beladžio, tik kad žmonių gal šiek tiek mažiau. Spalvoti fasadai, siauri akmeniniai takai ir garsusis keliukas palei uolą, vadinamas įsimylėjėlių taku. Šį kartą romantikos nepajutome vaikštant šiuo taku su kitais turistais, bet gal kada nors kitą kartą, gal kokią 5 ryto arba kokį sausio mėnesį. Manydami rasti atokesnę vietą, lipame šiek tiek aukščiau. Štai ir baigėsi mūsų pasiplaukėjimas. Nuplaukėme iki Beladžio miestelio ir ten neužsibuvom ilgai, gal pusę valandos. Prasibuvom, prasivaikščiojom ir buvo galybė turistų. Paklausiau, kada paskutinis keltas plaukė į Vareną. Tai sako, tu nelauk paskutinio kelto, o jeigu gali kelkis iš karto, nes kitų atveju nebespėsi. Tai ten, sakau, pusę valandos pabuvom, pamatėm, kad leidžia į keltą į Vareną ir iškart šokom į tą keltą, nes žmonių tai begalės ten. Neįmanoma buvo tenai nei praeit, nei pasidžiaugtų miesteliu. Dar tiek turistų šio kelionę nematėme. Ir vargu ar pamatysim. O dabar grįžome į Vareną. Čia žmonių irgi nemažai, bet pasirodė miestelis žymiai jaukesnis, žymiai gražesnis ir lipome į tokią panoramą dabar. Sutikome draugų. Draugelis vardu. Kuo tu vardu? Buongiorno. Buongiorno, signor. O, jau draugas yra mūsų. Viskas. Ir čia paglausyt reikia, ne? Taip. Šeimininkė ateina. Buongiorno. Taigi, palipsime į apžvalgos aikštelę ir tada leisimės ją pačią palydėti saulės.
gal ir labiau aprėpiantį ežero vaizdą pavyks pamatyti. Ir gavosi neblogas žygis iki vienos tokios pilaitės, su įspūdingu vaizdu į ežerą. Įėjus į pilies teritoriją mus pasitiko baltos, gipsu dengtos figūros, tarsi sustingę vaiduokliai. Kasmet menininkai kviečiami sukurti šiuos dvasinius sargybinius. Jis simbolizuoja senovės gyventojų sielas, vis dar stebinčias ežerą. Pilies teritorijoje veikia ir pelėdų, ir plėšriųjų paukščių priežiūros centras. Pavyko pamatyti šitą gražuolę, bet nesupratau, kam čia jį prižiūrėti. Paleisti į laisvę ir tegul skraido. Žodžiu, dar kažkokį rūsį radome, kur mus bandė išgąsdinti vaiduokliai iškamšos su visokiais šiurpiais garsais. Ši vieta būtų nuostabi saulė palydėti, bet kadangi pilis užsidaro, leidžiame žemyn prie pakrantės, o ten jau viskas, ko reikia puikiai dienos pabaigai. Ledai, saulėlydis ir nuostabus Komo ežero peizažai. Planuojantis kelionę kažkaip galvoje netilpo šio ežero dydis. 2 dienų čia Instagramo nuotraukai tai pakaks, bet norint nueiti į aplinkinius žygius ir supažinti giliau su šia nuostabia vieta, reiktų poros savaičių. Kaip bebūtų, čia mums patiko. Turistų gausa nors ir vargino, bet buvo įdomu stebėti, kiek įvairių ir skirtingų žmonių susirinko šioje gražioje vietoje. O toliau važiuojame link Šveicarijos. Neužmirškite keliauti, nes paragavęs kelionių negali sustoti.